Sveiki. Liepos 12-14 turėjom labai įdomų gerą renginį Širvintuose, Echant šaudymo centre. Tai buvo 22 LR treniruočių stovykla. Vyko 3 dienas, pirmą kartą taip. Pernai turėjom 2 dienų stovyklą, šiemet darėm 3. Vien tik dėl to, kad norėjom apriepti kuo daugiau temų. Tai penktadienį skiriam labiau pradedantiesiems, šeštadienis, sekmadienis buvo pažengusiems. Susirinko tikrai nemažas būrys dalyvių. Šiek tiek prisukau video turinio, kurio noriu kartu su jums pasižiūrėti. Taigi, tai baigiam šiandien treniruočių stovyklą. Tai yra penktadienis, buvo pradinukam, pradedantiesiems. Beveik 12 valandų šaudykloje ant saulės. Tai buvo tiesiog sudėtinga gan diena. Tikrai buvo ką veikti, visas 12 valandą dirbom. Žiauriai patiko patys dalyviai, viskas tiesiog
Smūs, aišku, šiek tiek užsivėlinom, keliom valandom ilgiau užtrukom negu kad reikėjo. Kai ko dar biškį ir nespėjom įvykdyti, bet šiaip viskas tikrai įspūdingai gerai praėjo. Tai noriu pabandyti pakalbinti dar kelis dalyvius, kokie yra jų įspūdžiai. Pažiūrėsim, kaip jiem prabėgo šitą dieną, kaip jaučiasi, ar patiko šitas formatas. Tai va, einam pasigausim kelis žmonės, pašnekėsim su jais. Tai Viktorai, kaip tau šiandien papasakok trumpai? Man iš tikrųjų labai patiko, labai įspūdingai viskas buvo. Aš iš tikrųjų labai nustebintas, ką aš sugebėjau sušaudyti. Pirmą kartą tai darydamas ir, kaip sakyti, aš labai žiūriu pozityviai į ateitį šito klausimu ir, kaip sakyti, nelabai intensyviai, bet po truputėlį į priekį, bet užtikrintai, reiškia, judėsi šitos klausimų. Čia ar sporto bus linkme, ar tiesiog dalyvavimas klubo veikloje kažkokiai, tai, bet tai tikrai bus. Kaip vertini patį formatą stovyklos? Na, man visiškai patiko. Kaip pačios užduotys, pratimai, pati teorinė dalis? Labai informatyviai viskas, kaip sakyt, labai daug informacijos, aš viską tai rašinėjau ir atvažiuosiu dabar namo, turbūt savaitę laiko, klausysiu visą tai ir bandysiu tai vykdyti praktikoje. Informacijos ir man jau kaip nemažai šaudančiam jau ir tai buvo, aš suprantu visiškai naujokus, kad tas kiekis buvo tiesiog įspūdingas, tai suvirškinti tam, manau, ten prireiks tikrai nemažai laiko, aišku, ir darbo šaudykloje, tai va. Tai labai smagu, kad atvažiavai, ačiū tau už trumpą komentarą, susitiksim šaudykloje. Būtinai. Iki. Tai noriu pakalbinti dar vieną dalyvį, tai yra Samilis. Labą dieną. Samili, papasako ką nors, kaip tau šiandien diena. Gerą dieną. Man labai patiko vėl pašaudyti. Ilgą dieną, su labai daug teorinės informacijos. Mes praktiškai 12 valandų šaudykloje. Jo, ilgą dieną, labai daug informacijos buvo ir kas man patiko, kad tie buvo praktiniai intarpai, kur atrodo tu išgirsti tą teorinį informaciją. Ir kai atsiguli šaudyti arba atsiklaupi šaudyti, atrodo, ką tik girdėjai teoriškai ką daryti ir vis tiek tau už nugaros instruktorius sako, nepažėjai gulščiuks lygus, ne ten ranką padėjai, turi ten ką nors laikyti, nors supranti, kaip ką daryti, nes ką tik girdėjai, vis tiek, kai pradeda daryti praktiškai, pasirodo, kad... Tai tas reikalauja nemažo įdirbio, kad atsirastų raumenų atmintis ir tą algoritmą visą įsisavinti ir išmoktas. Tas užtruks. Kaip tau pats stovyklos formatas? Teorija, praktika. Gerai, labai gerai. Matai, kai iškart paklausai, nueini ir pabandai iškart pritaikyti, toks iškart grįžtamasis ryšys. Tu ką išgirdai, iškart išbandai, man atrodo, tas labai geriau sugul į smegenis. Įtraukim tave į šitą reikalą? Į 2LR šaudimą tai tikrai įtraukiam. Tai reiškia, pavyko viskas. Šiaip kompanija labai faina, susirinka žmonės, visi šnek, bendrauja, visi dalinas, kaip ir pats sakėt, kad visi draugiškai, visi važiavo praleisti. Šita bendruomenė yra tikrai, kiek mes dalyvaujam ir tarptautinių varžybų ir Lietuvoje, kiek šaudom, tai visi labai mielai dalinasi tiek informacija, tiek įranga, tai čia papuolė, kaip sakyt, tikrai į gerą bendruomenę, į gerą hebrą, ne kaip sakot. Tai va. Gerai, tai trumpas komentaras iš Samilio. Ačiū tau ir manau susitiksim šaudykloje kitą kartą, ne? Tikrai taip. Iki. Turim dar vieną dalyvį, kuris šiandien dalyvavo pradedančiųjų stovykloje. Jūri, kaip tau diena? Diena sudėtinga. Atrodo pradedančiųjų stovykla, bet oro sąlygos, karštis, daug naudingos informacijos, kurią reikėjo greitai įsisavinti, pritaikyti praktikoje. Tai suspaustas laiko intervalas, tas truputėlį davė tokį spaudimą, neleido atsipalaiduoti ir visą laiką palaikė tą interesą šitam visam renginiui. Tai tos stovyklos ir yra tame jų stiprioji pusė, ne, kad, sakykim, tu viens nuvažiuoji į šaudyklą pašaudyti, savo pasidaryti treniruotę, tai nėra kam tavęs iš šono paspausti, o čia tave tiesiog priverčia dirbti ir tiesiog po tokios stovyklos tu tiesiog neturi kitos išeities su tokios stovyklos, tu privalai atlikti tuos pratimus ir negali ten daryti kažkokių tai
šortkatų, ne, kažkur tai. Jo, ta prasme, yra aiškios ribos, rėmai, ką turi padaryti, ką turi stengtis pasiekti, viskas aišku, tai nėra paprastas pasišaudimas, kaip šaudykloje, kaip atvažiuoji, savo susidėlioja taikinius, bet jeigu neturi aiškios logikos, kaip tą daryti treniruotę, kaip šaudyti, tai dažnu atveju tos savarankiškais treniruotės neturi tiek naudos, kiek, pavyzdžiui, šitas renginys man davė tikrai labai daug, aš dabar dėliosiu kitaip savo treniruotės. Ta prasme, yra logika, yra seka, yra tikslas. Čia yra svarbiausias dalykas, jisai man labiausiai dalykas šitas patiko ir super vyrai čia. Taip, jeigu trumpai, pavyzdžiui, koks svarbiausias ir įdomiausias dalykas, kurį šiandien sužinojai? Tai dar kartą pakartosiu, tai dėstyti, dėlioti savo treniruotės pratimus. Ta prasme, ir ko siekti, aš dabar jau žinau tikslą ir žinau, kaip tą daryti teisingai. Tai labai džiugu girdėti. Tai ačiū dar vienam dalyviui, tai buvo Jurijai. Iki. Ačiū, Šarūnai. Antra diena. Šiandien šeštadienis vyks pažengusiųjų stovykla. Žmonės jau pradėjo po biškį rinktis. Važiuoja, pradedam registraciją. Po vakar dienos nuovargis jaučiasi normaliai. Kaip instruktoriai atkentėjom. Tikrai nemažai. Tai pradedam šiandien registraciją. Ir matau, kad bus karšta tikrai. Šiandien praneša virš 30 laipsnių, tai kentėsim ir šiandien. Anyway, bus vis tiek fun. Tai einam pasitikti dalyvius ir pabandysiu parodyti šiek tiek, kas čia šiandien vyksta. Taigi, šiandien turim trečią dieną. Stovyklos kaip ir baigėsi. Antra diena pažengusių šaulių. Tai šiandien turėsim teoriją apie Advanced Ballistics, taip pat apie vėją. Ir po to bus labai įdomios 3 praktinės dalys. Tai šaudysim hitmiss spottingą. Tai vienas iš tokių, sakyčiau, labiausiai gerų šaulius nuo blogesnių skiriantis bruožas, kurie sugeba
pamatyti savo pataikymus, nepataikymus. Tai vat šiandien kaip tik šitą treniruosimės. Tai po to troop line'as bus. Ir target acquisition, tai yra taikinių paieška. Irgi kartais tenka pastebėti per varžybas, kad šauliai turi šiokių tokių problemų surasti šaudykloje taikinius. Tai va, tokias tris padarysim praktinės dalis. Tikrai bus naudingos ir po to šauliai šaudys dar craft taikinį ir turėsim nedidelės 3 pratimų mini varžybėlės. Tai va, žiūrėsim, kaip čia seksis. Oras puikus, iš pat ryto, šiandien gal nebus taip karšta. Tai va, einam ruoštis, laukiam atvykstančių šaulių ir parodysiu daugiau, kas čia vyksta šiandien. Pabaigėm 2 dienų, tiksliau 3, šiandien buvo antra advanced diena, bet šiaip bendrai 3 dienų stovykla. Ir bandysiu pakalbinti šiek tiek dalyvių, vieną kitą, kad papasakotų, kokie tai yra įspūdžiai. Tai va, tai pirmas iš dalyvių, kaip ir pernai buvo Lukas, tai Lukai, pirmas toks įspūdis. Geras įspūdis. Geras įspūdis, iš tikrųjų. Ir praeitais metais man labai patiko, šiais metais dar smagiau, nes daugiau laiko, daugiau visokių pratimų ir šiaip labai tiesiog smagu, nes profesionalūs instruktoriai tokie ir moka paspaust, kai reikia, bet ir pajuokauja, tai toksai labai geras balansas išlaikytas. Įdomios užduotys, smagi kompanija, smagu, kad išskirstyta jie, tai tas toksai labai daug priežiūros yra. Šaudykla labai smagi, tai oras irgi geras, tai labai smagiai. Sklandai nedideli, kiekvienas gavo tokios asmeninės priežiūros. Kaip tau šaudykla? Labai smagi. Man šiaip iš tikrųjų tai labai toksai dežavu į pasaulio čempionato Italijos šaudyklą. Čia Pienkardato, ne? Jo, Italijoje. labai toksai, sakau, tie kalnai tokie, visi tos aikštelės. Labai tokio yra to... Mes kaip važiavom čia ketvirtadienį ruošti visą šitą stovyklai, pirmą kartą čia šitą šaudyklą, tai man nunešė stogą. Čia galima padaryti tokių variantų. Čia galima. Tai super. Šaudykla tai superinė. Dar norėčiau paklausti, gal, pavyzdžiui, gali paminėti, koks labiausiai įstrigo drilas, ar teorinė paskaita, ar nauja praktika kažkokia, tai gal kažkas skirtai kažką? Aš iš tikrųjų, tai prisipažinsiu, man tavo labiausiai patiko tas galvosūkis. Tu užteipinė, užslepė vėjo. Hitmis spottingas, ne? Nes jisai, ta prasme, jisai paprastas pratimas, nieko ten stebuklingo, bet priverčia nenori įjungti ir tą periferinį vaizdą, nes tu kaip ir supranti, kad reikia laukti kažko, bet nežinai iš kurios pusės, tai tada tarsi tokis biškiai ir iš savai šalies lyg tai pastebi, priverčia galvot, nes šiaip, suskampo timeris, galvoji, čia greitai reikia, tikiesi vis tiek pataikymo, o čia toksai, sukoncentruoji dėmesį į tai, ko dažnai ir nesukoncentruotum, tai toks priverstinis, tai man šitas labai patiko. Žiauriai smagu. Jo, šitas smagu, man ir su Rear Tripod visi tie pratimai patiko, nes
jų šiaip vis daugėja varžybose, man taip kažkaip pasirodo, arba aš vis pastebiu, kur jų galėčiau daugiau panaudoti. Tai vat, tas toks intro į tą, nes nu, čia tik intro, vis tiek reikia treniruoti. Jo, dažnai pastebim iš tikrųjų varžybose, kad daug šaulių tiesiog straglina, ne, ten pasimeta trikojį. Jo, bet pasimeta trikojį ir tu su juo nemoki naudotis, tai kartais geriau jo net neimti tada. Jo, tai keli tie tokie fokusai, vat, jie padeda jausis užtikrinčiau. Jo, tai va šitas. Šiaip one-shoto drillai, visi, nu, ta prasme, gal tai ir nėra kažką naujo, žinai, bet tu vis tiek esi priverstas įstatytas į tą rėmą, kad imk, klausyk ir daryk. Ir tu tada tokį gauni tą nori-nenori, kaip aš sakau, žinai, kur priverstas daryti ir ateina ir ta raumenų atmintis ir viskas. Tai, nu, va, su tuo, kaip aš sakau, labai smagus nuovargis, bet, nu, džiugina, kur, žinai. Gerai, tai ačiū Lukui už tokius gerus įspūdžius. Manau, kad Lukai ir jaučiu, kad ir kitais metais gal mes ir pratęsim tą stovyklą, tai vienu žodžiu pasimatysim bet kokiu atveju ir neužilgo čempionato 4. etapas, tai irgi tai smagu buvo tave sutikti, smagu buvo su tavim kartu padirbti. Man irgi. Gerai, ačiū tau, iki. Turim dar vieną šaulį, jaunąjį šaulį, kuris dalyvavo 3 dienų. Visos 3 dienose, visos 3 dienų stovykloje. Tai irgi norėčiau šiek tiek pakalbinti svečias iš Latvijos. Hi, Raivo. Hi. How are you? Pretty good. What's your impression of the camp? I think it's really nice. Okay. There's really nothing bad I can say about this. All the teachers were really great and really made sure that you know the theory that they're teaching, and also the shooting range is really nice. Yeah, I just wanted to ask the question about the shooting range. How do you like it? It's really nice. It's pretty how do you say, spacious. Yeah, spacious. And everything's nice, organized, and it's comfortable. Yeah, okay. So maybe you can just refer to some exercise or new practice or new drill or maybe a theory theme. What's you learned? What's the best thing the new thing you know? I learned multiple things, but the best and the favorite one that I learned was definitely prawn. Prawn? Yes, because before I didn't really know the correct position and all that, but now You're talking about the fundamentals. Yes. Okay. Okay. Nice. So maybe we will see you next time in the Lithuanian Championship to try to compete. I don't know. Maybe. Yeah? Let's see. Okay. So the championship match is about 2 weeks. In 2 weeks, I think. So maybe you'll come with the father. Yeah, I'm gonna check, but probably yes. Okay, so thank you. Thank you for visiting Lithuania. Okay. Turim dar vieną dalyvį svečią iš Latvijos, kuris irgi dalyvavo 2 dienų treniruočių stovykloje, pažengusiems šauliam. Norėčiau pakalbėti Edgars. How you feel after 2 days? Hi. Yeah, not the highest energy level, but I guess this is how it should be. Okay. What's your first impressions after we finished? For me, it's the second time I came also last year. Yeah, I remember. But it's highest quality. I think the venue is great. Yeah. I should start from trainers, of course. Okay, thank you. And the venue, everything, and the team, other guys. Yeah. So, top class training. Okay, thank you. How's the venue? It's perfect. Yeah. Somebody says that it's best in the Baltics. I haven't seen other in Baltics, but I think so. It's great. Yeah, it's great. It's very great. It's for 22 LR. Exactly. I think it's one of the best ranges in the region. So it's isolated. The relief is there, and as we discussed, you very can good terrain, extend the ranges. Yeah, so I like it very much. So definitely will make some matches, I think. Good. So maybe one more question. But your a new practice or new theory thing or a trick that made most impression for you, so that you can remember now? Yeah. I think there are 2 parts. One is, guys, you gave a quite good theoretical background, so we had those theoretical classes, and
I'm 1 year already in this sport, so to say. Yeah, but the question was like, which one of the tricks? Ah. Yeah, maybe you can remember one or a trick or okay. practice or a thing, yeah, which made most impression for you. Yeah, the practice, first thing I did there and learned from you actually, that is how to spot a target and adjust. Okay. And with a roll turret, when you put the tape, hit-miss exercise. yeah. I was doing that for first time, Okay. and it's really a good practice. I saw the other shooters also. When they just looked at what will be the lesson. They just like open like whoa. Yeah. So it was a shock for them. So yeah, so nice drill to train for this. So okay. So thank you for coming. I think we will meet in 2 weeks. So Yeah, I will okay. come. Have a safe travel home and meet you in 2 weeks. Super. Yeah, Keep shooting. thank you. Turim dar vieną dalyvį. Edgaras, kaip tavo įspūdžiai? Geri įspūdžiai, labai netgi sakyčiau geri. Tie visi tipsai, tie visi benefitai, kur atrodo jie yra tokie suprantami, kai sėdi prie lentos ir žiūri, kaip jūs braižote. Bet kai ateini... Kažkodėl jie neateina būtent šaudymo ruožę. Ypatingai aš žinau kada, kai išgirsti pip. Taip, tada viskas susimala. Kaip kariuomeniai sako, planas keičiasi po pirmo šūvio, tai ir čia daug kas keičiasi po pirmo piptelėjimo. Šitas geras, planas keičiasi po pirmo šūvio. Šito nebuvau girdėjęs. Taip, čia visą laiką, tai gali kiek nori planuoti. Bet kas lieka realiai, tai lieka vis tiek planavimas. Žinai. Vieną kartą susiplanuoja, neišeina, kitą kartą susiplanuoja, išeina. Tai dabar... Ir čia tas pats lieka, kad turi planuotis. Tai matai, dabar, pavyzdžiui, po visos stovyklos trijų pratimų, varžybos, tai mes žinom tiesiog, kad yra nelabai įmanoma tas visas žinias dabar paimti ir pritaikyti. Užtruks kokią savaitę laiko po to kurso, kol viskas susiguli, žinai, kol susistovi ta visa informacija, tada būna, faktas, žinai, kur tada, kai viskas susigulės, tai manau, kad tada gal pradėsi suprast, kas čia įvyko, nes dabar tos informacijos per tas 2 dienas iš tikrųjų realiai buvo daug, net man pačiam čia buvo visko daug. Ir manau, kad visiems kitiem dalyviam užtruks kol kokią porą, gal savaitę, kol viskas susigulės, tai paskui pradės dėliotis į lentynas. Ir manau, kad ant čempionato šito mūsų Marijampolėje 4 etapo jau galėsi tas naujas praktikas ir pradėti ir taikyti, tai aš manau. Tai netgi po vakar dienos jau išmoktos pamokas dar tam tikrų rezultatų. Žinoma, kai viskas susigulės, susivirškins, bus kitaip. Gal kas fainiausia, kad galim, ką atsivežam, bent jau aš, kad labai daug klausimų galėsi spręsti netgi neišvažiavęs iš šaudyklų. Jo. Tai begalė klausimų galėsi spręsti. Gali namie tiesiog garaže, ne? Garaže ten svetainį, kur kam patogiau. Tai dar toksai trumpas klausimas. Pavyzdžiui, labiausiai, kas tau įstrigo per visą šitą koks nors teorijos gabalas, ar kažkoks drilas, ar gal nauja praktika, ar triukas? Kas tau labiausiai dabar pat pirmomis? Aš turbūt galėčiau atsakyti, pasižiūrėti savo užrašus. Bet dabar galva pilna daug informacijos. Koks pirmas? Sakykim, kas šauna gal? Žinok, netgi negaliu atsakyti. Bet kažkas šovė galvo vis tiek. Nes tikrai tos informacijos buvo daug. Kartais norėjosi daugiau tos. Buvo momentas, kai norėjau tiesiog sėdėti, klausyti ir užsirašinėti. Po to galėtum tiesiog analizuoti. Žinai. Jo, bet mes turim teorinę dalį, turim praktinę dalį. Man turbūt didžiausią įspūdį paliko tie paprasti dalykai, ką reikia pasidaryti, kad gautum gerą rezultatą. Jo, kartais tos detalės jos paprasti dalykai atrodo. Ir jie tikrai yra paprasti. Tiesiog įsivaizduoti, ką tu darysi prieėjęs prie... Čeklistas. Čeklistas, jo. Koks tavo veiksmų planas, žinai, kur tu kojas statysi. Vienu žodžiu, supratau, kad neįvardinsi man nei vienos konkrečių. Gerai. Rytoj turbūt įvardinčiau. Gerai, tai ką, viskas. Ačiū tau už trumpą pokalbį. Susitiksim, manau, už kelių savaičių, ne, Marijampolėje. Tai viskas, ką sėkmės. Geros kelionės namo. Dėkui. Tai pakalbinsim, manau, kad šiandien gal jau ir paskutinį dalyvį. Tai Pavelas iš Lenkijos.
dažnas mūsų iš tikrųjų svečias, matau jį tikrai vos ne visose varžybose Lietuvoje. Šiemet ypatingai pradėjo ir visai neblogai pasirodė, tarp kitko. Tai va, ir kaip tik apsilankė šitoje pažengusių stovykloje 2 dienų, tai va, kelis klausimus. Hi, Paul. Hello. How are you doing? After 2 days. I'm a bit tired, but really happy. Okay, so you got the long way home. About almost 6 hours. Okay, so we have 5. So yeah, you'll be at night. So how is first impressions of the training camp or of the venue? Impressions. I think what will be most important for me, what I learned in here, how to increase effectiveness of my training. Okay, okay. I think that will be really important for me from this camp. Yeah, and you guys share a lot of knowledge, so I write few pages and I'm gonna read it, remind it, and use this on my training and the matches. Yeah, I saw you made a lot of notes, so you definitely have to review them. So I think it will take about a week to settle up all the information to just that you can use it. So maybe in 2 weeks in Marijampolė. When are you coming to Marijampolė? Yes, of course. Oh, I come in 2 weeks to Marijampolė. So I think in 2 weeks you will manage to use it already. So how is the venue? The place, this looks beautiful. Yeah, it's perfect. Excellent place. So many shooting ranges in the one place, and it's spacious. Yeah. Great. Really, I make a lot of pictures and I will show them for my friends. Because I think we don't have a shooting range like this in Poland. You know, I have no photos of this event. I only made videos, so I have no photos. So if you make some post on Facebook, so share please. Of course, so we will share also. So one more question: what is let's say? Can you say one practice or theory lesson or a drill or a trick that made the biggest impression for you? Oh, it's really hard to separate? No, not separate, but choose only one thing. Oh, but maybe what first thought on your head? I think about target acquisition, because okay, I need to work on it, and I'm gonna practice it every my training, make higher magnification, and try to find the target, putting the rifle, pointing in the target, and hope to see it in my scope. How were you doing on the troop line? On the match? On the match, not bad. Not bad? No, not good. I have only 4 shots, because I have some issues to find the close target. Okay, so target acquisition, yeah, definitely. Okay. I take only 4 shots for impacts, but time... Okay, so now you know how to improve, so it's like a best thing. That's my lesson. Okay, well, thank you for visiting our camp, and see you in 2 weeks in Marijampolė. Thank you. So thank you have a good trip home. Okay, bye.